Čia reidas. Tai paprasta, nepolitinė ir net ne analitinė eismo įvykių kronika iš Klaipėdos ir Klaipėdos krašto. Važiuojam. Vieno pirmadienio rytą Klaipėdos kelių policijos biuro ir patrulių rinktinės pareigūnai surengė eilinį raidą Klaipėdos rajone prie Libartų kapinių, buvo stabdomi ir tikrinami vairuotojai važiuojantis Klaipėdos link. Tai vieta, kur vairuotojai labai dažnai būna nepatenkinti vykdomomis policinėmis priemonėmis, jie argumentuoja, kad be reikalo stabdomi, vėluoja darbą, ieško stabdymo pagrindo, ginčiasi su pareigūnais, nors būtent čia kryptimi važiuojantis vairuotojai pakliūna į tikrus transporto kamščius prie jakų žiedinės sankryžos arba uždarytos geležinkelio pervažos rimkose. Visiems nepatenkintiems buvo aiškinama, kad kol mūsų keliuose vairuos girti vairuotojai, tol bus vykdomi reidai. O neblaivus vairuotojas buvo sustabdytas labai greitai. Po 7 valandos ryto automobilio Volkswagen Passat vairuotojui nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Beveik promilė alkoholio. Automobilyje buvo mažas vaikas ir žmona. Labas rytas. Labas rytas. Nepasisekė? Ne. Kiek įputėt? Nežinot. 0,97 apie promilę. Nu nemažai, sakykit. Galvojat, kad reikės važiuoti šiandien, bet vakar vis tiek išgerėt. Tai ką darysim, kai nulius padarys mums visiems? Išvis nevartosim. Išvis nevartosim? Supratau, galbūt. Nu va, matai, prasidėjo kaip diena. Visi geros dienos. Išbrėžkus policijos pareigūnams teko vytis apsisukusio automobilio vairuotoją. Stabdomo automobilių kolonoje staiga vienas automobilis apsisuko ir dideliu greičiu pasileido lėkti tolyn nuo policijos kordono. Iš toli policijos pareigūnai pastebėjo tik automobilio spalvą, o prie laikinojo kelio ženklo stop kontrolės sustoję žmonės patikslino, kad reikia vytis tamsiai mėlynos spalvos automobilį Honda Accord. Šis automobilis Ketvergių gyvenvietėje pasuko į kairę ir žvyrkeliu nukūrė iki pirmo aštresnio posūkio. Čia mašina buvo nesuvaldyta ir per vėlinę tvorą įskriejo į sklypą. Senokai neteko girdėti tiek melo. Klausyk, kodėl tu mus durniais laikai, ką? Pala, kodėl durniais mus laikai? Prieš tave žmonės apsisuko, pasakė Honda Accord. Šiltas variklis. Variklis šiltas, neskaitė. Čia mamai sakiau, kad atvažiuotų traukti, nes tvara užsikabinasi neįmanoma. Mama. Bet labai kūrybiškas vaikinas, ką? Vairuotojo pažymėjimą turi. Taigi 17 metų jaunuolis policijos pareigūnams paaiškino, kad mašiną vairavo mama. Ji neva naktį nesuvaldė mašinos, o jis geras sūnus dabar atvyko taisyti padėties. Paklausęs, kur mama, atsakė, kad ištikta streso nuėjo namo. Apie šiltą variklio dangtį ir degančius žibintus jaunuolis nieko protingo negalėjo paaiškinti. Tačiau atrodo, kad jis pats jau pradėjo tikėti, kad vairavo mama. Policijos pareigūnas paskambino mamai. Skambutis mamai. Jūsų sūnus turi Honda automobilį? Mantas. Tai vat jisai padarė avariją Ketvergiuose. Bėgo nuo policijos. Jis teisių neturi vairuotojo pažymėjimą. Ar žinot, ką nors, kad jis važinėja saugumo? Supratau, nes jūsų sūnus pasakojo, kad jūs padarėte čia avariją. Ką dabar pasakysite jaunuolį? Akivaizdu, kad moteris buvusi namuose nevairavo automobilio. 17-mečio jaunuolio laukia atsakomybė už avariją, kurią sukėlė neturėdamas vairuotojo pažymėjimo, o toliau dar gražiau, jis pasiskundė medikams, kad neva buvo sumuštas policijos pareigūnų. Reidas mielai pateikė medžiagą imuniteto tarnybai. Kas čia ką mušė, kas čia melavo išsijuosęs ir kas čia kur kėlė mirtiną pavojų aplinkiniams. Pirmadienį apie 7:30 vakaro Klaipėdoje Šilutės plente į kairę suko krovininis transportas vairuojamas 50-mečio Audriaus. Į santechniko automobilį Fiat Ducato trenkėsi trečia juosta skriejęs Audi A8 vairuojamas Modesto. O po šio smūgio į Fiat dar trenkėsi pirmą juostą tiesiai važiavęs BMW vairuojamas Dominiko. Baltas furgonas suko čia į Šilutės plėtų važiavo. Į kairę suko, aha. Nežinau, ar šitai važiavimo, ar šitą. Taip. Ir nėra tiesiai prieš mus. Audinė kabino tiesiai galą jam. O... Jūs šitam automobilį buvo? Taip, čia mano mano. Taip, jūs susidūrėt su furgonu. Mes pirmas susidūrėm. Jie pirmi. A, jūs pirmas susidūrėt? Supratau. Supratau. O po to jūs? O po to... Į ką atsidrenkėt? Tiesiai į mane. Tai dvi mašinos. Pas beliko. Supratau. Dabar supratau. Ačiū. Yes. Taigi po smūgio krovininis Fiat vertėsi ir atsidūrė žolyne. Iš jo iškrito 2 vyriškiai. Iš 5 žmonių važiavusių Fiat 3 atsidūrė ligoninėje. Vieno vyriškio štai šio būklė itin sunki, lūžę klubų kaulai. Vilniuje jam atlikta antra operacija. Tokios avarijos Šilutės plente nebuvo seniai, kad tai būtų sumaitoti automobiliai.
Aišku, kad automobilio Audi vairuotojas važiavo daugiau negu 50 km/h greičiu, vėliau jis prisipažins, kad greitis buvo gal 60, o gal 65 km/h. Automobilis buvo įsigytas tik prieš dieną, techninės apžiūros jis neturėjo, o BMW važiavęs pirmą eismo juostą apskritai šiuo atveju tapo aplinkybių auka, o ne tai, ką dabar visi pagalvojo apie mašiną ir tas 3 raidės, kurios pačios iš savęs yra gėris, o ne blogis. Avarijos vietą sutvarkė antros komandos ugniagesiai gelbėtojai, šalia kurių dislokacijos vietos įvyko ši neeilinė avarija, o neeilinė todėl, jog labai retai tenka atlikti tokius darbus Šilutės plente. Incidente dalyvavusių automobilių vairuotojai buvo blaivūs. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas ir tęsiamas ikiteisminis tyrimas. Aną dieną vėjuotą antradienį buvo gautas pranešimas, kad Klaipėdos rajone nuo kelio nuvažiavo automobilis Rover. 25 metų vairuotojas nesugeba įsigyti vairuotojo pažymėjimo, tai taip ir pavairavo Gravin. Labą dieną. Labą dieną. Tai kur jūs dabar čia slepiatės, ko čia slepiatės? Taigi nieko blogo nepadarė, tik be teisių vairavo, taip? Taip, be teisių, bet aš nenoriu rodyti savo veidą. Kodėl jūs nenorit? Gražus esat, ar kas atsitiko? Negaliu rodyti. A paieškomas esat policijos? Kas yra? Ne, aš tokių dalykų neviešinti savo televizorių. Ką reiškia neviešinat? Nu tai jūs jau prisiviešinat, nu pavažiavot be teisių į griovį. Todėl aš savo veidą nerodau. Tai ir nerodykit. O tai kodėl nuvairavot? Nu, kas yra? Slidu ar kas buvo? Stabdžiai. Stabdžiai dingo? Taip, Tai toliau negali su to automobiliu važiuoti, žinot? taip, pardavimą ruošiu. Supratau. O baudą žinot irgi? Taip, Kiek? didelė suma. Nu kokia suma? Kokia? 400 eurų. 430 eurų. 400-500 eurų. 400-500 eurų, taip? Nu viską tu žinai, žodžiu. Bet tavo ta mašina tiek nekainuoja. Žinau. Tai va. Nu, gero kelio tau. Ateity. Pilietis baudų dydžius žino puikiai, nes ne pirmą kartą pakliūna vairuojantis be teisių ir tai dar ne viskas. Jis įpūtė 0,17 promilės alkoholio. Štai čia toks įstatyminis kazusas veliasi. Būtų turėjęs teises gautas prieš mažiau kaip 2 metus, būtų baudžiamas už nežymų girtumą, dabargi tik už tai, kad vairavo be teisių. Net nebus baudžiamas dėl avarijos, nes žalos gamtai nepadarė, medžio nesulaužė, perinčių paukščių neišbaidė. Vieną trečiadienio rytą prieš 7 Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnai išsirikiavo Smiltelės gatvėje, idant būtų patikrintas važiuojančių į darbą vairuotojų blaivumas. Nieko naujo, tradicinis rytinis kelių policijos reidas. 5-0 bus. 5 būtų gerai. Bet užteks 3 turbūt. 3 tikriausiai užteks. O. Kada paskutinį kartą gerėt? Kaip? Kada paskutinį kartą gerėt? Neatsimenat? Artėja šventės. Nepamirškit. Nepamirškit šito nors. Ate. Apie 7 val. Ryto sustabdžius automobilį Volkswagen Passat paaiškėjo, kad jo vairuotojas į darbą važiavo dar neišsiblaivęs. Stasiui nustatytas lengvas girtumo laipsnis, 1,39 promilės alkoholio. Kaip čia buvo, ponas? Vidury savaitės. Proga buvo kokia antradienį, ne? Buvo. Tai bėdų turėsit. Bet tai žinot, kad Klaipėdoje kelių policija siaučia dieną naktį. Vyriškis išvakarėse išgėrė 300 gramų degtinės ir dabar labai krimtosi, kad puotauti pradėjo savaitės pradžioje. Netrukus buvo gautas pranešimas, kad kelyje už Rimkų susidūrė sunkvežimis ir briedis. Briedis žuvo. Sunkvežimio Scania vairuotojas pasakojo, kad briedis į kelią iššoko kaip pamišęs prieš pat didžiulę mašiną. Labas rytas! Gyvas sveikas esat? Nu, didelė mašina. Iš kur jisai pasirodė gyvulysas? O, iš to šono, tai šoko. Iš to šono, ne? Jo, tai taigi. Aha. O! Supratau. Vienas buvo jisai? Vienas, va. Jauniklis žuvo vietoje. Sunkvežimis dėl pramušto radiatoriaus toliau kelionės tęsti negalėjo. Prašvitus Taikos prospekte kelių policijos pareigūnai auklėjo vairuotojus važiavusius keleivinio transporto eismo juostą. Nubausti net 22 vairuotojai, visiems paskirta 14 eurų bauda. Mat nusižengė pirmą kartą. Atsirado tokių šoferių kabutėse, kurie atviravo, jog jiems naujiena, kad jie negali važiuoti A raide pažymėta eismo juosta. Ir tuo pačiu metu, kol buvo vykdoma švietėjiška akcija, tame pačiame Taikos prospekte tik kitoje kelio pusėje į avariją pateko keleivinis autobusas važiavęs A raide pažymėta eismo juosta. Labadiena. Gyvi sveiki esat? Gyvi sveiki. Kaip tik apie A juostą darom reidą, o čia, gavot iš šoną. Gavau iš šono. Aha. Daug žmonių buvo? Mačiau. Keletą. Vietoj stabdžių paspaudžiau. Mačiau, važiavo, kažkaip matosi. Aha. Ir norėjau stabdyti ir
Supratau. Tiesiog pedalų sumaišėt ir viskas. Patyręs vairuotojas esat? Tai aišku, taip metų. Ir gydytojas. Supratau. Į darbą. Į darbą važiavot? Supratau. Nu, svarbu ne ligoninėje mes esam, dabar svarbiausia. Visi metai pragulėjau. Supratau. Aišku. Taigi, garbaus amžiaus medikas vykdamas į darbą ir vairuodamas automobilį Volkswagen Touareg prieš įvažiuodamas į Taikos prospektą sumaišė pedalus. Vietoje stabdžių pedalo paspaudė greičio pedalą ir trenkėsi į keleivinio autobuso šoninės duris. Per avariją niekas nenukentėjo, buvo užpildytos eismo įvykių deklaracijos, įvykio vietą sutvarkė ugniagesiai gelbėtojai, o vairuotojas apmaudavo, kad tik neseniai baigė mokėti lizingo įmokas už beveik naują 3 metų senumo mašiną. Dabar kraustumės į mūsų ir jūsų rubriką Filmuoja Reido reporteriai. Kauno rajonas, kelias Kaunas Lapės. Čia visai neseniai įvyko skaudi avarija, kai Mercedesas trenkėsi į sunkvežimį ir žuvo žmogus. Likus 1 kilometrui iki tos vietos ženklai skelbia, kad lenkti draudžiama, tačiau tai kai kam negalioja. Siužeto didvyris ir vėl Mercedesas, iš priekio atvažiuojančio Nissan Džiko vairuotojo, blusos ko gero tai buvo apmirusios. O čia Krekenava. Jeigu važiuosi normaliai, tai sustosi prie kelio ženklo stop, apsižvalgysi ir pasuksi, kur tau reikia. Bet jeigu tu esi chuliganas, tai tu šausi per autobusų stotelę kiaurai. Melnragė. Aikštelė, kur renkasi jūros mylėtojai. Ale jeigu taip vairuosime, tai kažkam jūros neprireiks. Prireiks medikų pagalbos. Ponės, sukant į kairę, reikia praleisti tiesiai važiuojančius. Negi ką naujo pasakėme. Šioje laidoje mes jau kalbėjome apie A didžiąją raidę pažymėtą eismo juostą Klaipėdoje Taikos prospekte. Tai golfo vairuotojo norime paklausti, ar jūs dar ilgai važiuosite šią juostą, ar 14 eurų baudoms negaila. Klaipėda, Šilutės ir Debreceno gatvių sankryža ir šią vietą ne pirmą kartą rodome, kaip čia pavaro vyrai per raudoną. Gal tikrai šviesoforas čia kažkaip nežmogaus geroviai sureguliuotas ar ką? Kelias Plungė Vėžaičiai. Čia toks varimas per ištisinę į kalną ar pakalnę nenaujiena varo visi ir lengvi, ir mikro, ir turbo. Visi turi reikalų pas Jobą Šventą ar Petrą taip pat. Čia Reido reporteris pasiknysęs vaizduose atrado štai tokį savo atsiminimą iš vasaros, kai tau atsuka užpakalį, o jis žaliais lapais apklijuotas. Tai yra, ko gero, atsakymas, kodėl šitaip pavairuota. Vilnius. Važiuojant oro uosto link, viskas sugadino BMW pasirodymas. O sugadino todėl, kad visa Lietuva varo ant BMW, o mes sakome, kad nereikia čia ant mūsų varyti. Mes važinėjame su BMW ir važinėsime. Tik aišku, ne taip, kaip šis pilietis, kuris pasuko oro uosto link, priversdamas sunerimti sunkvežimio vairuotoją, kuris kirto per stabdžius. Dabar mūsų pertraukia reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Šilutės plente po sukeltos avarijos vairuotojas buvo savo kritiškas. Girtas jaunuolis sudaužė senelio mašiną, didelės policijos pajėgos užklojo miestą ir aišku filmuoja Reido reporteriai. Tiek buvo reklamos ir anonsų, nuo mes tęsime laidą. Antroji Reido dalis. Šilutės plente po sukeltos 3 automobilio avarijos, ją sukėlęs automobilio Opel Astra vairuotojas buvo savo kritiškas. Važiavau, įslydu per kaip čia buvo, net nesupratau pats, kad mašina. Mašina šalia buvo, vieną kažkuriem stabdžiai, visi paspaudė, negaliu, taip greitai viskas, taip įvyko. Bet jūs už mane 20 metų jaunesnis. Tai kur ta reakcija jūsų dabar? Kas buvo? O gerai jaučiatės? Jo, aš konsultų dėsiu. Supratau. Man dekoordinacija buvo sutrikta. Supratau, dabar viskas aišku. Visi incidentų dalyviai buvo blaivus. Labiausiai sudaužytas avarijos kaltininko automobilis. Teko staigiai trauktis iš avarijos vietos ir atverti transporto kloaką kitiems. Juk artėjo vakarinio transporto piko metas. Ketvirtadienio vakarą Klaipėdoje įvyko itin slapta, niekur neskelbta masinė uostamiesčio policijos akcija. Miestą užklojo gausios policijos pajėgos. Buvo uždaryti visi išvažiavimai iš miesto. Visi. Bet reidas nebūtų reidas, jeigu neįsiaiškintų to, kas vyko mieste. Mieste vyko reidas, tik policijos buvo daugiau, negu būna dažnai. Mes atsiradome Vilniaus plente. Vėliau bus teigiama, kad buvo sustabdyta per 1000 automobilių ir nei vieno girto. Jeigu taip, tai tada nepasisekusi treniruotė tai buvo. Nes būna, kad 2 kelių policijos ekipažai per reidą po 6 girtus sučiumpa. O čia vos vienas sukrapštytas važiavęs be vairuotojo pažymėjimo. Ir tuo metu vienas veikėjas su Škoda vos neužvažiavo ant dirbančių policininkų. Taigi taip, jeigu nemato 22 šviečiančių policininkų vienoje vietoje, tai ką ten kalbėti apie vargšą dviratininką, minantį šalikelę, nors ir su liemene, ką? Tai čia buvo tokie pasvarstymai apie regimumą. Penktadienį apie 4 valandą popiet Klaipėdoje Taikos prospekte pėsčiųjų perėjo automobilis Volkswagen Passat partrenkė vaiką. Berniukas išvežtas į ligoninę. Važiavo autobusas stabtelėjo ir važiavo iš paskos mašina.
Aha. Kadangi Už autobuso? Keleivio, jisai pasuko, tas vaikas jau baigė pereiti. Aha. Ir jisai, kadangi pasuko į šoną, jeigu būtų tiesiai važiavęs, būtų to vaikučio net neužkliuvęs. Ir tas vaikas, aišku, nuo smūgio nukrito ir jam ten sukai, atidėjom pavargyti. Supratau. Jo, jis tai tikrai čia autobusas, mes kaip tik išlypom iš vieno autobuso ir kitas. Ir tas autobusas, va čia yra sustojimas, ilgi autobusai, tas atkalio, tas iš paskos važiavo. Nu, bet vis tiek pešiųjų perėjo viskas Taip, įvyko. pešiųjų perėjo, tie vaikai, du berniukai bėgo, ėjo ir jie užkliuvo. Tai ėjo ar bėgo? Ėjo ar bėgo? Man rodas, kad ėjo. Aha. Ėjo, nebėgo, tikrai Supratau. ėjo. Ėjo, jie ramiai. Supratau. Ir tas vienas spėjo perėti, tas... Tai viskas įvyko trečiojos, o čia kur policijos mašina tas stovi, taip? Taip. Tojos įvyko. Taip. Ir ėjo į tą pusę, iš mūsų Man pusėje. rodas, kad iš antros juostos, ne iš trečios. Aha, išsivežė vaiką, matau. Taip, jo. Išsivežė. Būtų laukiam, kol atviekta tą ir išsivežė. O kaip jums, sakykit, atrodė viskas? Labai paprastai, nu taip pasakyti. Važiavau. Pirmoje eilėje autobusas, jis irgi judėjo, aš pervažiavau per keliuką, 20-30 galėjau kaip tik bėgėjau, svirto autobusas ant stabdžių ir tie vaikai išlėkė. Supratau. Čia išvengti, išvažiavau, pas bereikalo ir išvažiavau. Supratau, o jūs dažnai čia važiuojat? Tenka važiuoti. Važiuojat. Tai čia, žinokit, yra pati šilkščiausia perėja, žinokit, iš tikrųjų. Šiuo atveju čia yra taip. Yra ir žuvusių žmonių va toj vietoj va. Tai ačiū Dievui, kad negreičio nebuvo. Ne, aš mačiau, aš pamačiau, jisai sąmoningas, buvo viskas tvarkoj, tiesiog dėl nosies išvežė. Per avariją berniukui lūžo dantis, netrukus tame pačiame Taikos prospekte partrenktas pėsčiasis. Vyriškis praradęs sąmonę buvo išvežtas į ligoninę. Žodžiu, lietus ir sutemos vairavimo saugumui yra pats didžiausias pavojus. Taikos prospekte 25 metų Tadas paėmė senelio mašiną, sukėlė avariją. Pilietis buvo girtas ir buvo įsivėlęs į žodžių mūšį su nukentėjusiais vairuotojais, tampėsi su jais, bei po to su atvykusiais pareigūnais. Juos apskritai pasiuntė ant 3 raidžių. Teigdamas, kad ne jis vairavo mašiną, nors kaktos žymė ant priekinio stiklo atitinka žymė ant piliečio kaktos. Kaip sakėt? Kodėl atėmė telefoną? O kodėl girtas važiuoji? Nu, pats ten nereik. Toli. Būtų mane važiavęs, būtų bet daugiau reikalų, žinok. Taip. Kodėl vairuoji? Išgėręs. Ką? A turi biškį proto žmogau? Ne, aš ten sugėliu. Draugas tavo pabėgo, yra liudiniai, kurie matė. Tai vot, būtent pabėgo. Pabėgo. Taip, draugas, kur iš šalia sėdėjo pabėgo. Ne kur šalia sėdėjo, o kur už vairo sėdėjo. Žiūrėk, tu man neklis iš smegenų. Aš to neklis. Jeigu būtum šalia sėdėjęs, tau būtų galva prūvina buvusi. Nes priekinis įvis yra išsuktas. Keleivė. O tu esi sveikas, pasirodyk. Pažiūrėk čia. Nu, ką pažiūrėt? Pažiūrėk. Tai ką senelis pasakys dabar tavo? Aš tau tuoj pasakysiu, iš ko esi jau. Iškelsi tiek? Šitas pilietis, kuriam medikai nustatys sunkų girtumą, nors jis pūsti ir duoti kraują atsisakė, ne už šį ženklą, neužrodama vidurinį pirštą bus uždarytas į areštinę, o už tai, kad keikėsi ir žeidinėjo pareigūnus. Kaži, kaip jaučiasi tie girtuokliai, kai įsiblaivo ir pažiūri laidą Reidas, ką pridirbė? Turbūt jaučiasi prastai. Reido reporteris nėra pasaulyje garbingesnės profesijos už šią. Ir ką jie dabar mums atsiuntė? Ogi veikėja, kuri žardė žiedė žirglioja po eismo juostas, apsižergdamas ištisinės linijas, įvažiuodamas, po to išvažiuodamas ir tai dar ne viskas. Toliau nardo Taikos prospektų posūkių nerodydamas. Vilnius, Rokantiškės, kelio ženklai skelbia, kad čia greitis ribojamas, lenkimo manevras draudžiamas ir teisingai, nes priekyje perėja autobusų stotelė. Tų kiemų pilna, tai ne, spirgis pavaro mažiausiai 3 kelių eismo taisyklių punktus pažeisdamas. Tai dar gerai, kad ne pro reporterio šonus, nes tas suko į kairę, į savo gatvelę. Kad jau lankomės tose kraštuose, tai dar kartą Vilnius, Kojelavičiaus ir Šiaurės sankryža. Žiūrėkite, ką jodo visureigio vairuotojas daro. Jis norėdamas pasukti dešinėn, lipa visiems per galvas, užvažiuoja ant šaligatvio ir tai būtų įprastas veiksmas. Žiemoms mašinams uostamiestyje sunku, tai jų vairuotojai dažniausiai apvažiuoja greičio slopinimo kalnelius apsižergdami ištisinės linijas, o už tai jau galima bausti. Šilutės ir Baltijos prospekto žiedinė sankryža. Na, kas čia ką daro, kur jūs sukat tamstą, kur sukat Debreceno gatvės link, tai tada ko jūs taip čia varote, ką? O čia Vilnius, gerosios vilties žiedas, išgyvenimo žiedas ir Audi vairuotojas štai taip mums parodo mažą pavyzdėlį iš vairavimo meistriškumo pamokų ciklo. Tik kad taip važiuojant vis tiek vieną kartą atvažiuosi iki eismo įvykių deklaracijų pildymo, ne savo naudai.
Mažeikiai, šis žmogus ryškiai nori į tualetą, nes antraip, kaip paaiškinti jo kantrybės toką. Vieną kartą išsisukai nuo šoninio smūgio, kitą kartą gausi į šoną ir paleisi dūdas. Kelias Kryžkalnis Šiauliai. Tai rekonstruotas kelias, daug greičio slopinimo kalnelių, daug saugumo salelių ir kitų saugumo atributų ribojančių mus nuo nelaimių. Tačiau vėlgi tenka kalbėti apie kantrybę, jeigu kalbame mes apie šios lenkiančius vairuotus. Ir ne vieną, ir ne du. Na ir savaitės pavairavimas atkeliavo iš kito miesto, iš Kauno, kur automobilis, ne, tai net ne automobilis, o visas Mustangas dėl savo galių buvo nesuvaldytas ir susivartė lygioje vietoje. Nes mes netikime, kad čia specialiai pavairuota. Ne, čia yra konkretus susivartimas, kurį skelbėme savaitės pavairavimu, tačiau laidoje tai ne viskas. Savaitės išsigelbėjimas įvyko Klaipėdoje, Dubysos gatvėje. Jūs pažiūrėkite, kaip vairuoja klaipėdietės moterys. Jūs tik pažiūrėkit. Taigi, jūs savo ekranuose, ką tik matėte, kaip yra lengva iškeliauti į dausas per mūsų vairuotojus. Kitą savaitę pamatysite pirmąją trilogijos dalį Kas žino, tas žino. Kad tai yra didžiausios mūsų nesąmonės užfiksuotos 2015 metais. Ir tos nesąmonės į vieną laidą nesutelpa. Jos sutelpa į 3. Būkite aplankyti. Sudie.